Atsilieka raida visuose srityse greičiausiai taip. Turim raidos sutrikimą dėl sunkaus gimdymo pasekmių. Stumimo procesai, jisai išlindo galva ir užstrigo rankos, užstrigo gimdymo takuose, cezariui jau buvo per vėlu. Mano sūnui Einarui 2 metai. Šiai dienai Einarui yra mišrus raidos sutrikimas. Atsilieka raida visuose srityse greičiausiai taip. Pradėjo žingsniuoti tik tai savarankiškus žingsnius gegužės gale, tai va prieš mėnesį. Taip tai nevaikščiojo. Atsilieka smulkioji, stambioji motorika, valgymo sutrikimai, nekramto maisto, bet jau kanda, nes anksčiau ir nekando to maisto. Taip pat problemos su balansu, vis dar reikia daug dirbti, kad jis vaikščiotų kaip turėtų vaikščiotis žmonės. Turim raidos sutrikimą dėl sunkaus gimdymo pasekmių. Taip, gimdymas prasidėjo kaip ir visi gimdymai, nėštumas buvo geras, viskas buvo gerai, sveikas vaikas. Ir jau stumimo procesai, jisai išlindo galva ir užstrigo rankos, užstrigo gimdymo takuose, cezariui jau buvo per vėlu. Tad visai kaip bandė įtraukti, pilvą stūmė man, atsimenu, ir vakuumą bandė, niekaip nepavyko jo ištraukti. Tai tada atsimenu, tik kaip sakė, viskas gulk, važiuosime operacinę. Operacinį mane užmigdė ir jau atsikėliau, tai jis jau buvo visas prie laidų, sakė, jį gaivino, darė širdies masažą ir visas tas laikas užtruko, kol jį išėmė. Tai 20 minučių buvo be deguonies. Taip, ir čia visos tos pasekmės. Nežinom, kas bus ateityje, niekas negali pasakyti. Gyvenam su to. Šią dieną dirbam ten, kur matom. O kas bus ateityje, neaišku. Reikia kasdieninės reabilitacijos, reikia logopedo, burnos masažų, kineziterapeutų, ergoterapeutų, klausimų, visų šitų naujų dalykų, kurių dar nežinom, galimai ateityje dar visko daug reikės. Kad jis galėtų kuo labiau būti savarankiškesnis gyvenime. Viso to, kad paprastų būtinių dalykų, kad galėtų ir valgyti ir pats. Žinom, kad suprantam tai, kad tai visam gyvenimui jau. O kas visam gyvenimui, tai nežinau, bet norim padaryti viską, kad kuo mažiau liktų tų pasekmių, bet pasekmės tai liks. Sakau, viena mamytė, jinai čia visur lankosi, labai daug naudingos informacijos iš jos iš tikrųjų sužinojau. Jinai augina senelį Dauno sindromu, be nuostebuklų tenai. Tai iš jos jinai dalinasi labai daug apie raidos kliniką, apskritai apie visą tą veiklą, ką jie daro ir daug kas tinka mums, kadangi irgi raidos problemos, tai iš jos sužinojau. Ir be to ir pati su visais dalinuosi, visiems pasakoju. Iš tikrųjų ir labai jaučiasi, jos mamytės mes čia visur, kur bekeliautum, labai vieningos. Visą informaciją mes sužinom vieni iš kitų, bendraudamos. Kad ir mes, kaip šnekam visos mamos tarpusai, kad ir kaip tas draugas būtų be artimas tau, jis vis tiek niekada nesupras tai, kad tu išgyveni turėdamas ypatingą tą vaiką. Ir labai tikiuosi, kad tikrai daugiau ir neteks niekam, užteks mūsų ir taip. Mes jonaviečiai ir mes čia dabar, kadangi dar sudarė sutartį su ligonių kasom, tai mes ankstyvąją čia gavome. Šiaip pradėjom nuo sausio mėnesį, kai sužinojom, į burnos masažus, kineziterapiją, ergoterapiją, lankytis. Paskui čia jau būnant plačiau sužinojau apie klausimus, kokia galėtų būti nauda ir kad reikėtų išbandyti ir taip. Tai klausimai, tai mums jau 3. kursas dabar, bet po klausimų mes toliau čia lankomės. Po 2-3 kartus į savaitę užsiėmimus. Iš tikrųjų, tai viskas, ką mes darom, tai viskas tai susijęs su ta nauda jo raidoj. Su tais pasiekimais, kad turim šiandien, tai duoda. Po pirmo klausimo labai didelis toks šuolis pasirodė. Tas komunikavimas jau toks tapo šiek tiek aiškesnis, nes jisai nerodo pirštų, jisai nekalba.
tai sunku yra suprasti. Bet kažkaip, aišku, mamos ten ir be žodžių supranta tuos vaikus, bet tai tapo daug aiškiau. Jisai paims tą daiktą, kurį norės, jisai jeigu nori ten vandens, jisai paduos, kad aš jam įpilsiu. Nu, tas atsirado toks didesnis komunikavimas. Taip, viskas veikia, viskas, tai ką mes darom čia, viskas veikia. Viskas labai tarpusavy susiję, tie visi dalykai. Vat dabar, kai jis jau stovi ant tų kojų, gali paeiti savarankiškus tos žingsnius, jau ir visur kitur yra tas pagerėjimas, visame kame. Iš vaikas taip pat motyvuoja. Taigi čia, tai meilė, taigi beprotiškai didelė meilė. Tai iš mamyčių, kitų, visas ta aplinka, šeima, didelis palaikymas šeimoje, tai daug ką reiškia, taip, vyras, su vyru gerai pasisekė. Tai visą tai duoda, visą tą palaikymą. Stiprybės, žinoma, nepamirškite iš savęs ir nenuleisti rankų, tikrai pavyks. Iš tikrųjų, tikėti, svarbiausia yra tikėti. Aš pilnai tikiu, kad kiek įmanoma bus gerai.